iš tikrųjų tai pagrindinė priežastis pralaimėjimo tai buvo gynyba. Labai daug taškų prasileidom, neveikė nei zoninė gynyba, nei asmeniška. Labai daug tritaškių praleidom, neapsigynėm 1-1. Tai vat, manau, pagrindinė priežastis buvo pralaimėjimo gynyba. Blogai pradėjot, pirmas kėlinys, 31 praleistas taškas, varžovai net 7 tritaškius pataikė per pirmas 10 minučių. Na, kai blogai pradeda ir paskui sunkiau įsivažiuoti būna? Aš manau, kad iš pradžių biškį jaudulys gal kai kuriem iš mūsų pakišo koją, nes vis tiek kažkaip tiesioginė transliacija, daug žiūrovų susirinko, kažkaip labai nedrąsiai visi rungtynės pradėjom ir labai sunkiai įsivažiavom. Varžovų komanda, ką gali pasakyti apie juos šiandien, kokį tau įspūdį paliko? Na, šiandien fantastiškai tritaškius pataikė, aš žiūrėjau per didžiąją pertrauką, ten pas juos buvo 11 tritaškių, įmestų iš 18, po varžybų dar nemačiau protokolo, bet vat, nustebino tai, kad iš tikrųjų tokį procentą tritaškius pataikė. Pats rungtynių pabaigoje, jumės iniciatyvos, toks atrodė, kad bandė visą tą sportinį pyktį išlieti. Taip jau gavosi. Tiesiog susiklosti tokia situacija, kad kamuolys pakliuvo pas mane ir padariau, ką galėjau.